Šiandieninį kavos su prasme laiką skirsiu pasikalbėti apie tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo savaime suprantama, bet iš tikrųjų dažnam iš mūsų pasirodo labai sudėtinga. Tai yra apie nuoširdžią, tikrą draugystę ir kokybiškus santykius. Pakalbam atvirai apie tai, kodėl mums taip svarbu turėti artimų žmonių, jausti emocinį ryšį su jais. Kokiagi tikros gyvos draugystės įtaka yra mūsų savijautai ir psichiniai sveikatai. Ir kokios priežastys lemia tai, jog dažnai būna sunku draugauti ir gerai jausti santykiuose. Kaip visada pabaigoje pasidalinsiu praktiškais patarimais. Tai yra konkrečia 6 žingsnių programa, nuo kurios galėtum pradėti savarankiškai mokytis bendrauti ir draugauti kitaip nei iki šiol ir kurti artimą ryšį. Bet pirmiausia, aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad tik bendravimas, tik buvimas su kitais gali tapti tuo atspirties tašku, padedančiu augti kaip asmenybėms santykiuose ir žinoma keistis. Išgirskite, ne žinios, ne knygų ar laidų apie tai, kaip įsigyti draugų skaitymas, ne jūsų santykių ilgalaikė analizė, o buvimas su žmonėmis ir bandymas kurti draugiškus artimus santykius leis jums augti. Todėl, kad tik keitimasis informacija ir savo patirties lyginimas su kitų žmonių patirtimi leidžia pamatyti, kuogi jūs stiprūs santykiuose ir kaip galima tvarkyti su kylančiais sunkumais, kaip kiti su tuo tvarkosi, kaip kitiems jūsų sunkumai atrodo. Dar noriu atkreipti dėmesį į tai, kad žmogus savo prigimtimi yra giliai vienišas. Tu negali tikėtis, kad tave 100% supras kitas žmogus. Todėl, kad mes ir mūsų patirtis, ir mūsų įsitikinimai, ir savęs bei pasaulio suvokimas yra labai skirtingi. Kiekvienam geltona spalva yra kitokia. Skausmas, liūdesys, kaip ir džiaugsmas, taip pat kiekvieno skirtingai išgyvenamas. Nes mes emociją suvokiame tik savo patirčių kontekste. Todėl tikėtis, kad atrasi savo antrininką lygiai taip pat jaučiantį ir suvokiantį yra nerealu, nebent tai būtų tavo klonas. Ir tai, kaži. Ir tik artimi kokybiški santykiai leidžia mums išeiti iš siauro, tik savo patirčių dėka įgyto žinojimo ir suvokimo ribų. Tuo labiau, kad būdami su kitais pamatome save naujai per jų patirčių prizmę. Ir tai tampa vieta susitikti ir augti santykyje su kitu. Tad pirmiausia apie tai, kodėlgi mes taip trokštame draugauti, jausti artumą santykiuose ir kodėl, būdami vieni, net ir labai daug ką turėdami, nesijaučiame gerai. Labai dažnai kartoju, žmogui reikia žmogaus, todėl kad esame socialios būtybės, tiek biologiškai, tiek emociškai, tiek psichologiškai. Taip jau yra, kad noras turėti artimus žmonės šalia yra susijęs su išgyvenimo instinktu. Tai mūsų biologinis pagrindas. Nuo pat žmonijos pradžios žmogaus išgyvenimas priklausė nuo priklausimo grupiai. Būti vienam reiškia riziką, kad būsi mažiau saugus, neturėsi galbūt pakankamai maisto, tapsi labiau pažeidžiamu. Tokiu būdu smegenyse išsivystė sistemos skatinančios ieškoti ryšio su kitais, o vienatvę suvokti kaip galima grėsmę. Dar svarbu žinoti, kad mūsų nervų sistema yra sukurta taip, kad geriausiai nusiramina būdama su kitu žmogumi. Akių kontaktas, švelnus balsas, prisilietimas mažina kortizolio, tai yra streso hormonų lygį. Per santykius mes reguliuojame emocijas. Kai kitas mato mus, supranta, priima, jaučiame saugus.
Todėl vieniši žmonės dažnai išgyvena nerimą, patiria kažkokį keistą ilgesį, nes nervų sistemai reikia atsakomojo ryšio. Be to, kaip ir minėjau, mes pažįstame save giliau ir daugiau per kitų žmonių atspindį. Kai kitas pamato mūsų vertingumą, stiprybės, jausmus, mes tai irgi pradedame matyti arba dar stipriau jausti. Buvimas artimame santykėje padeda suprasti, kad esu kažkam svarbus. Ką be kalbėtume, bet be kitų žmonių šilto žvilgsnio, prisilietimo, atgalinio ryšio, mums sunkiau jaustis tikrais, pilnais, turinčiais kažkokią apibrėžtą vietą pasaulyje. Prisiminkite, draugystės, meilės, rūpesčio momentai ilgiausiai išlieka prisiminimuose ir tikrai labai ilgam dovanoja jausmą, kad mano gyvenimas užsipildė, pilnas, prasmingas, vertingas. Ar ne taip? O pabaigsiu šią dalį neuromokslininkų pastebėjimu, kad smegenys sukurtos bendravimui. Didelė dalis mūsų smegenų aktyvumo susijusi su socialiniu mąstymu. Ką kiti galvoja, ką jaučia, kaip mus mato. Mums natūralu yra kalbėtis, dalintis, reaguoti į kitus. Tai įrašyta mūsų psichikoje. O gal tau kilo dar kažkokių tai įžvalgų, kodėl mums taip reikia artimo ryšio su kitais? Pasidalink komentaruose, bus tikrai vertinga visiems. O dabar apie tai, kas lemia, jog neturiu tikrų draugų, kodėl sunku kurti artimą ryšį. Apibendrintai pateiksiu 6 pagrindinės tarpusavyje susijusias priežastis. O klausydami bandykite atpažinti, kurios jų yra apie tave, ar tau artimą žmogų. Ir kaip visada prašau savo atradimais, įžvalgom, patirtimis pasidalinti komentaruose. O jeigu turi klausimų, žinoma, būtinai rašyk, atsakysiu. Tad pirmoji priežastis, kodėl man sunku turėti tikrų draugų ir kurti artimą ryšį. Tad pirmoji priežastis yra asmeninės psichologinės žaizdos. Daugelis žmonių atsineša neišspręstų emocinių traumų ar nesaugumo jausmų iš vaikystės ar ankstyvesnių santykių. Kaip tai dabar pasireiškia? Sunku pasitikėti kitais. Tokie žmonės sako, aš dažniausiai nieko nepasitikiu. Baimė būti atstumtam. Polinkiu užsisklęsti, nebendrauti arba per daug prisirišti, susitapatinti su kitu žmogumi. Ir neišsilaižius šių žaizdų, greičiausiai, nepavyks nuoširdžiai bendrauti, emociškai atsiverti ir saugiai prisirišti. Antras, nesugebėjimas suvokti savo ir kitų žmonių emocijų. Kitaip sakant, emocinis neraštingumas. Gebėjimas atpažinti, suprasti ir išreikšti jausmus nėra savaime suprantamas. Jei žmogus nežino, ką jaučia, arba žino, bet neturi patirties, susiformavusių įgūdžių apie tai kalbėti, tai žinoma nemoka to pasakyti kitam. Ir dar daugiau. Nežino, kaip elgtis, jei kitas žmogus kalba apie savo emocijas, išgyvenimus. Tokiu atveju artumas, suprantama, santykiuose tampa nepasiekiamas, emocijos nuslopinamos arba reiškiamos netinkamai, agresyviai, per pyktį, priekaištus, reikalavimus. Tokiu atveju dažnai partneriai ar draugai nesupranta vienas kito vidinių būsenių ir pradeda kaltinti vieni kitus ir tuo pačiu tolti. Trečias, baimė būti pažeidžiamam. Iš tikrųjų, artumas reikalauja drąsos.
Nebijoti būti pažeidžiamu, parodyti save tokį, koks esi iš tikrųjų, kalbėti nuoširdžiai apie savo jausmus, atsiverti kitam žmogui ir taip pat išbūti su to kito žmogaus sunkiais jausmais ir išgyvenimais. Kodėl tai daugeliui atrodo rizikinga? Bijoma, kad įskaudins, pajuoks, atstums, nesupras, apie kągi dabar aš čia kalbu. Kartu su šia baime įsijungia ir gėdos jausmas, tikėtina atėjęs iš pirmųjų patirčių, kai atsivėrus, kalbant apie savo jausmus ir sunkius išgyvenimus, vaikas buvo gėdinamas, nuvertinamas, išjuoktas, pažemintas, išduotas, tai yra jo paslaptis iškalbėtos kitiems žmonėms. Ir visa tai stipriai įsirašė į psichiką. Todėl tokie žmonės tiesiog bijo dabar bandyti dar kartą. Jie kaip kokiame karstelyje užsidaro tose senose patirtise ir renkasi jiems saugų atstumą nuo kitų, nieko neįsileisdami į savo vidų, nors patys ilgisi artumo, intimumo santykiuose, nuoširdumo. 4. Individualizmo ir lūkesčių kultūra. Mes gyvename dabar tame pasaulyje, tokiame pasaulyje, kur labai dažnai pabrėžiama žmogaus savarankiškumo nauda, akcentuojama gyvenimo pirmiausia savo prasmė, o gebėjimas nerodyti emocijų traktuojamas kaip sėkmingo žmogaus požymis. Tad vis daugiau žmonių bijo įsipareigojimų, atsakomybių ir bijo prarasti save santykiuose. Jie sako, aš nenoriu įsipareigojimų, nenoriu priklausomų santykių, šeimos, vaikų, artimų draugysčių, nes tai apribos mano laisvę. Kita priežastis būna, kad iš santykių tikimasi nepaprastai daug. Tai yra žmonės, kurie sako apie save, kad jie yra neįdomus patys savo, kad jie negali būti vienumoje su savimi nieko neveikdami. Ir jeigu aš savo neįdomus, tuščias, aš pradedu tikėti, kad tik kitas žmogus užpildys tą mano vidinę skylę, tą vidinę tuštumą. Tik kitas žmogus visada mane supras. Pagalvokit, aš savęs nesuprantu, o tikiuosi, kad kitas žmogus mane supras, kad jis bus tiesiog idealus. Ir žinoma, tai sukelia nusivylimą, nes joks kitas žmogus neužpildys tavo vidinės tuštumos. 5. Nemokėjimas tinkamai bendrauti apie savo jausmus ir poreikius. Kaip jau anksčiau užsiminiau, daug žmonių vengia kalbėti apie savo jausmus ar poreikius. Arba reaguoja gynybiškai, kaltina partnerį ar draugą. Gali būti, kad tyli ir tikisi, kad kitas pats turi be žodžių viską suprasti. Ir tai sukelia konfliktus, įtampą santykiuose, o besitęsiant tam ilgesnį laiko tarpą atsiranda nusivylimas, abejingumas, bejėgystės jausmas ir nebetikėjimas, kad kažkas čia gali kada nors pasikeisti. Ir taip žmonės pradeda tolti vieni nuo kitų, ieškodami to tikro ryšio vėlgi kažkur kitur arba užsisklęsdami vienumoje. 6. Nesaugus prieraišumas ir socialinės patirtis. Jei žmogus patyrė išdavystės, patyčias ar nevienkartinį atstumimą, tai neperdirbu šių patirčių, neuždarius geštalto, šie skaudus išgyvenimai niekur nepasidės. Jie veiks visus dabartinius santykius. Tokiam žmogui gali atrodyti, kad kiti žmonės yra grėsmė. Jie vengia artumo, nes tai
jiems asocijuojasi su skausmu, kančia ir kitais sunkiais išgyvenimais. Tad dar kartą labai trumpai apie visą tai, kad artimi santykiai reikalauja psichologinio brandumo, savistabos, atvirumo ir pasitikėjimo. Šių dalykų nebuvimas neleidžia kurti gilesnių ryšių. Bet gera žinia yra tai, kad tai išmokstama. Tai yra įgūdis, kurį galime išsiugdyti. Svarbu sąmoningai dirbti su savimi ir mokytis sveiko santykio su kitais. Ar atpažinai kažkur save? Kas būdinga tau? Jei gali, pasidalinti komentaruose, o jei turi klausimų, drąsiai klausk. Ir pereinu dabar prie praktinės dalies. Kaip galima padėti savo, be jokių psichoterapijų, savarankiškai pamatyti savo sunkumų priežastį santykiuose, kad galėčiau pradėti keistis. Aš siūlau tokį 6 žingsnių kelią. Išsisaugok šį įrašą, kad galėtum bet kada grįžti prie jo ir padirbėti savarankiškai. Pirmas žingsnis, nuo kurio verta pradėti, tai pamatyk ir atvirai įsivardink realius savo sunkumus. Norint tai padaryti, reikės kurį laiką stebėti dominuojančius, pasikartojančius savo elgesio modelius, pasireiškiančius visose santykiuose. Kaip atpažinti šituos dominuojančius modelius? Kaip gali būti lengviau? Pateiksiu keletą klausimų, kurie pagelbėtų jums juos atpažinti. Klaus savęs, kokios situacijos santykiuose arba su kokiais žmonėmis būnant man dažnai sukyla stiprios emocijos, įsijungia stresinės reakcijos, kyla pyktis, norisi pabėgti, užsiskleisti arba liūdėti, verkti. Kokio aš būnu ir kaip elgiuosi konfliktų metu? Ar aš atsitraukiu, puolu, nutylu, o gal reikalauju, piktinuosi, o gal darau viską, kad tik tai nekiltų konfliktai? Ar dažnai jaučiuosi nesuprastas, kontroliuojamas, atstumtas, per daug besirūpinantis galbūt už viską, atsakingas? Kodėlgi taip svarbu nustatyti tuos pasikartojančius elgesio modelius, kad aš netgi vadinu pirmų žingsnių? Todėl, kad būtent jie dažniausiai rodo tavo giluminės emocinės žaizdas, kurias tiesiog reikia išsigydyti. Antras žingsnis. Pažink savo ankstyvąją patirtį. Tai reikalinga, kad suvoktum, kokią įtaką dabartiniam savęs suvokimui daro tos ankstyvosios patirtis, ateinančios iš vaikystės išgyvenimų. Ir kokie klausimai galėtų padėti pažvelgti į save šitoje srityje giliau. Bet koks buvo mano santykis su tėvais, globėjais ar kitais tuo metu man labai svarbiais žmonėmis. Ar jauteisi saugiu, ar jauteisi matomas, priimtas, galintis apie viską pasikalbėti? O gal teko užsidirbti meilę, stengtis būti labai gerų berniukų ar labai gera mergaitė, slėpti emocijas, savo išgyvenimus, nesidalinti su jais, kad tik manimi nenusiviltų, kad tik nenuliūdinčiau savo tėvų ar senelių, ar dar kokių tai man svarbių žmonių. Labai nuoširdžiai atsakyk savo, nes būtent šie ankstyvieji santykiai suformuoja vidinius įsitikinimus apie save. Aš esu neverta, neįdomi, nereikalinga, meilė skaudina, tai ne tau. Taip pat įsitikinimus apie kitus žmonės, kokie tie kiti žmonės yra ir pasaulį, kuriais tais įsitikinimais autopilotu tu vadovaujiesi iki šiol. Kai juos pamatysi, žinosi, ką gali keisti. Trečias žingsnis – rašyk dienoraštį. Aš labai dažnai kartoju, kad sąmoningas rašymas gali pakeisti psichoterapiją, nes padeda žvilgsnį nukreipti iš išorinio pasaulio, kur mes taip tikimės kažkokių tai rezultatų, į vidinį pasaulį,
įžvelgti ir suvokti giluminės savo emocijas, išgyvenimus, mokytis reflektuoti, pamatyti save iš šalies. O ką galima užsirašinėti? Aprašyk konkrečias situacijas per dieną, kuriuose tu patyrei sunkumų. Įvardyk, ką tada jautėjai, ką galvojai, kaip reagavai. Bandyk paklausti, kodėl aš taip reagavau, ką tai man primena iš anksčiau. Net paprastas klausimas, kas man iš tikrųjų skaudėjo šitoje situacijoje, gali atverti labai daug, jei būsi nuoširdus ir atviras sau. 4. žingsnis. Išmok atpažinti savo emocijas ir poreikius. Ar žinote, kam daugiausiai dėmesio skiriama psichoterapijoje? Tam, kad žmogus suvoktų savo vidinius poreikius kiekvienoje situacijoje ir rastų tinkamiausius būdus juos patenkinti. Patikėkite, labai daug problemų santykiuose kyla iš to, kad žmonės, būdami tame santykyje, nesupranta savo vidinių poreikių, ko jiems iš tikrųjų vienoje ar kitoje situacijoje su vienu ar kitu žmogum norisi. Arba supranta ir bėga, neleidžia savo to norėti. Verta susivokti. Taip padėti gali tokie klausimai, ko man iš tikrųjų reikia iš konkrečiai šito žmogaus, ko man labiausiai trūksta būnant su juo. Tada pabandyk suprasti, prisiminti, suvokti, kaip tu pats apie tai kalbi su tuo žmogumi, kaip išreiški savo norus. Gal tyliai ir tikiesi, kad juk tai savaime suprantama ir kiti tai turi suprasti. O gal priekaištauji, kalbi kažkaip per aplinkui, gal užsipuoli ir kaltini, o gal nutyli ir pabėgi, arba visada verki, jeigu kažkas tau nepatinka. O gal kaip tik nori viską kontroliuoti, valdyti, sustatyti į vietas. O gal aukojasi, arba kitam darai tai, ko pats lauki iš to žmogaus. Iš tikrųjų sunkoka pamatyti save iš šalies, nors atrodo taip paprasta, ar ne? Todėl 5. žingsnis – kalbėkis. Kalbėkis su patikimu žmogumi. Arba, žinoma, jei turi tokią galimybę, su specialistu, psichologu, psichoterapeutu, o dar geriau ir efektyviausia – lankyk grupinę psichoterapiją. Tai padės pamatyti dalykus, kurių pats nepastebi ir sunku bus pastebėti. 6. žingsnis – skirk dėmesio savo riboms ir savo vertingumo suvokimui. Sunku jaustis gerai santykiuose, jei nesuvoki, kada pažeidžiamos tavo ribos, arba suvoki, bet toleruoji tai. Būdamas su kitais nuvertini save santykiuose, savo poreikius, norus, nesijauti, kad su tavimi galima draugauti tokiu, koks tu esi, be pastangų įtikti, kad galima tave mylėti tokį, koks esi, be kažkokių tai pasiaukojančių žygdarbių. Arba per dažnai, o gal visada užmiršti save, kad tik išvengtum konfliktų. Atminkite, kaip su tavim elgiasi kiti, kokiu tu esi santykiuose, rodo, kad tu su tuo sutinki, kad tau tai tinka. Todėl mokymasis pasakyti ne, gebėjimas išreikšti savo norus ir poreikius, išlaikyti orumą, pagarbą santykiuose, esu įsitikinus, patys svarbiausi dalykai, kad jaustumės komfortiškai, gerai ir kurtum artimus santykius, intimumo ryšį, nuoširdžius pokalbius, kad turėtum tikrus draugus galų gale.
Užbaigiant sakau, kad suprasti savo sunkumus santykiuose nebus kažkoks vienkartinis pratimas. Tai tiesiog užims laiko. Daug žmonių išgyvena šias būsenas tyliai vienumoje, niekam apie tai nekalba. Ir klaidingai mano, kad tai kažkoks yra jų defektas, kurį kažkaip paslapčiom, niekam nežinant, pats vienas beskaitydamas knygas pataisys. Išgirskite, dar kartą kartoju. Iš tiesų tas nesugebėjimas jausti artimo ryšio, turėti tikrų draugų, tai nėra joks jūsų defektas. Tai tik jūsų buvusių patirčių perkėlimas į dabartinius santykius. Buvusios sunkios patirtis iki šiol veikia jūsų santykius. Ir svarbiausia yra atsigręžti į save dabar, ieškoti, kaip sau gali padėti. Primenu, ką sakiau pradžioje. Mokytis atpažinti save santykiuose, gerai jausti su kitais, kurti artimą emocinį ryšį. Geriausiai galime tik būdami su kitais. Labai kviečiu savo miestuose, kur gyvenote, ieškoti terapinių grupių. Pamatysite, kaip greitai ateis pokyčiai. O Vilniečius kuo nuoširdžiausiai kviečiu. Susitikime gyvai nuo spalio 13 dienos Vilniuje startuojančioje terapinėje grupėje, paremtoje geštalto terapijos ir mindfulness streso valdymo santykiuose principais. Šiandien skelbiu atidaromą registraciją, jei jauti, kad šis kvietimas tau. Labai lauksiu. O prieš tvirtinant dalyvavimą, žinoma, pasikviesiu pokalbiui. Visą informaciją pirmajame komentare. Primenu, užsiprenumeruok mano kanalą, kad nepraleistum naujų mano įrašų YouTube'e. O jei manai, kad šiandieninė tema naudinga ir kitiems, pasidalink arba tiesiog palaikink, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. O dabar atsisveikinu su šiluma, palaikymu, padrąsinimu, su tavimi. Danguolė.